pavasaris. Pražydo šalpusniai, o mes pabandysime užkurti laužą be degtukų. Taigi, mums reikės senos sausos žolės arba šieno gniūžtės, lapai sausi gali būti, ir reikės dviejų labai paprastų dalykų. Taigi, mes čia turime gliceriną, pilna vaistiniai, ten jisai pigus, ir kalio permanganato, kur dezinfekuoja tirpalų ir visokius ten dalykus. Taip. Taigi, paimame mes to kalio permanganato ir tokį lizdą padarom iš žolės ir supilam tiesiog tą kalio permanganato tokią krūvelę. Keli gramai, kad būtų. Tada ant to kalio permanganato užlašinam kelis lašelius glicerino. 2, 3, ten nesvarbu. Kad sudrėktų mūsų kalio permanganatas. Va. Dabar reikia laukti. Laukiam cheminės reakcijos. Laukiam. Mūsų kalio permanganatas pradeda rodyti gyvybės ženklus. Spraksija, kokius tai dūmus leidžia. Leidžia dūmus. Spraksija. Ir staiga liepsna. Ir užsidega mūsų šienas. Tai va, galima taip įkurti laužą. Taip galim įkurti laužą. Toks pavasarinis lauželis. Dėkoju už dėmesį.